Sveiki, čia ir vėl Teismo Vikingas. Šiandien su geltona liemenė. Daug diskutuojama apie politikus. Rinkimai, vieni, kiti ir taip metai iš metų. Šį klipą tikrai labai naudinga bus pasižiūrėti ne tik eiliniam gyventojui, bet ir į politiką žengiančiam ar joje dalyvaujančiam žmogeliukui. Pakalbėkime apie tai. Supraskit, čia kaip lėktuve pilotui gyvybę atiduodi. Taip. Balsuodami žmonės atiduoda 4 metams savo gyvybės ir likimus. Jei jums politikams pavyko kažką apgauti, tai nereiškia, kad žmonės kvailiai. Tai reiškia, kad tavim pasitikėjo labiau, nei jūs buvote nusipelnę. Aš pasakysiu, kas mane švelniai tariant glumina. Kai atsitiktiniam pašnekovui pasakai, kad štai seimūnas ar koks ministras vagia, pažeidinėja įstatymus, jo tai jau nebestebina. Tai nebestebina eilinio žmogaus. Jis galvoja, kad tai normalu. Jis netaip ir sako. Nu ir ką? Normalu. Būtų keista, jei nevoktų. Ir tai jo nepykina, nevaro į neviltį, nekelia nevaldomo noro nubausti. Nes žmogus palūžęs, jis supranta, kad nieko nepakeis. Visi jūs politikoje vagis ir nepalaikantis santykio su eilinio žmogum, eilinė liaudė. Kaip čia gali būti, kad tarp mūsų vaikšto vagis, nusikaltėlis, korupcionierius? Visi žino, bet nieko nevyksta. Kas čia? Kokį stambų šulą spectarnybos per paskutinius 10-20 metų pasodino? Neprisimenat? Nėra tokių. Ponai politikai, neplaukit mums eiliniams žmonėms smegenų. Mes matom ir žinom. Kai kurie asmenys apie tai kalba garsiai, bet ar mes kalti, kad tik prieš rinkimus jūs apsimetinėjate, kad mus girdite? Pačiom opium для народа. Po to belskis nesibeldės į jūsų duris ar sąžinę. Jūs kurti. Tas mane ir pykina. Todėl kelsiu klipus, kurie jums akis badys, kurie paaiškins jums, kokį gyvenimą gyvena eiliniai žmonės. Tikiu, kad greitų laikų ne aš vienas tai jums sakys. Tikiu, kad lietuviai susiburs ir choru jums ims apie tai rėkti. Ir tada jūs išgirsite. Tada jūs neturėsite kur dėtis. Kai eisite pro tą liaudį, jis žiūrės jums į akis ir nieko nesakys. Nesakys todėl, kad su jumis jau nėra apie ką kalbėti. Jūs ignoruos. Ir jūs jau suprantate, prie ko tai prives. Jei seimūnai viską padarys gerai, jų jau nebereikės. Kaip mes įsivaizduojame jūs savo postuose, iliustruos trumpas klipas. Roma buvo didi, Rusija buvo didi, Kinija yra ir buvo didi, Amerika buvo ir yra didi, Britanija buvo ir yra didi, Prancūzija buvo ir yra didi, Lietuva taip pat buvo didi. O dabar žiūrovė pagalvok, ar su dabartiniais lyderiais, prezidentu ar prezidentais Lietuva yra? Ar gali būti didi? Ar kiekvienas lietuvis gali vidury bet kokios valstybės garsiai sušukti: aš lietuvis! Ir visi aplinkiniai jį gerbs. Ar lietuvi gerbia? Ir ar gerbs su tokiais mūsų politikais? Kur link eina Lietuva? Visi einantis į valdžią garsiai rėkia, kaip jie pagerins gyvenimą, bet dėja pagerina jį tik savo ir savo giminiai. Jie sako, kad Lietuva didi valstybė, tačiau nuvažiavę į užsienį niekina tuos pačius lietuvius ir nesvarbu, kad jie opozicija ir nesutinka su tavo nuomonė. Čia kaip šeimoje, nueikite į svečius ir sumenkykite savo žmoną, vaiką, sūnų ar kitą giminaitį.
Jūs krisite kartu su visa savo giminė pašnekovo akise. Tas pats ir politikoje. Kai politikai nuvyksta į užsienį ir pasako, kaip jis kovoja su oponentais, kaip aplinkui visi kvailiai, jūs jau nurašytas kaip pašnekovas. Bet grįžkime prie didžiosios Lietuvos. Kas dabar Lietuvą garsina? Sportininkai, menininkai, mokslininkai? Ar garsina Lietuvą nusikaltėliai politikai? Ar politikų nuomonę cituoja pasaulio žiniasklaida? Ar pas mus atvyksta kitų valstybių aukščiausi vadovai konsultuotis, kalbėtis, tartis, formuoti nuomonę? Ne. Kodėl? Todėl, kad mūsų negerbė. Niekas nežino, kur ta Lietuva. Niekas nepažįsta jokio mūsų politiko. Nuvažiuokite į Lenkiją ir 10 000 Lenkų paklauskite, ką jie žino apie Landsbergį, Juknevičienę, Karbauskį, Salamakiną, Juršėną, Kubilių, Kirkilą, Oleką, Zingerį, Masiulį, Sysą ir kitus. Niekas jų nepažįsta, nors jie politikoje jau 30 metų. Kodėl? Todėl, kad jie tik Lietuvoje darbuojasi savo naudai. Bet mūsų himnas sako, tegu dirba tavo naudai ir žmonių gerybei. O kas dirba? Ar dirbo žmonių gerybei? Parodykit, pasakykit, paminėkit. Nėra? Deja, bet nėra. Va, kur mes esame. Kol nebus Vytauto Didžiojo, karaliaus Mindaugo, galų gale net ir simbolinio vyčio ant žirgo, tol nebus gerai Lietuvoje. Tol nebus gera lietuviui. Tol nesididžiuosime savo šalimi, kuri dabar pirmauja pagal savižudybių skaičių. Prieš rinkimus seimūnai ir po to jau išrinkti, jie garsiai rėkia. Ištraukime milijardą iš šešėlio. Kovokime su korupcija. Pasodinkime vagis ir korupcijoje skęstančius biurokratus. Žinote, ką jums pasakysiu? Jūs į veidrodį tiesiog pasižiūrėkite ir pamatysite, kur tie milijonai iš šešėlio. Ir tas žmogus veidrodyje jums pasakys, kur jį padėjo. Ir kiek dar nuo to milijono jam liko. Garsiosios MG Baltic bylos veikėjas prieš rinkimus garsiai kalbėjo. Paskambinkite man, jei susidūrėte su korupcija. Dabar štai sėdi teisiamųjų suole. Tai čia tik vienas iš tų deklaravusių ištraukti milijardą iš šešėlio. Aš nerašau Biblijos ar švento rašto kalba. Aš rašau žmonių. Lietuvos žmonių kalba, kurią didžiuojuosi. Ir norėčiau, kad ir politikai, kurie atstovauja mane užsienyje, tai žinotų ir kalbėtų mano gimtąją kalbą. Kad mano kalbą išgirdę užsieniečiai įsiklausytų į šią kalbą, kad visi užsimanytų mokintis mano kalbos ir norėtų atvykti į Lietuvą. Kad politikų kalbos ir veiksmai verstų stebėtis, kokie šaunūs tie lietuviai. Kad ieškotų, kaip į Lietuvą atvykti, kur tokie nuostabų žmonės. Noriu, kad meilė Lietuvos degtų mūsų širdise ir Lietuva žydėtų. Aš noriu, bet ar taip yra? Ar taip bus? Ar jūs, politikai, to norite? Žmonės apie kitus sprendžia iš jų padarytų darbų, bet ne ištartų žodžių. Aš irgi iš tų žmonių, kurie vertina darbus. Tai yra, jei aš pradedu darbą, aš jį ir pabaigiu. Kodėl politikų nemėgsta žmonės? Dėl labai paprastos priežasties. Nes politikai šneka vienaip, o daro kitaip. Priešingai. Jų darbai netitinka kalbų. Prieš rinkimus kalba vienaip, o daro visai kitaip. O būna dar tokių Seimo narių, kurie šneka vienaip, po to perbėga į kitą partiją ir kalba visai kitaip. Va todėl žmonės ir nekenčia seimūnų. Reikia keisti savo mąstymą, reikia keisti savo požiūrį ir tada su jumis žmonės kitaip kalbės ir elgsis. Dabar beveik nei vieno nėra gerbiamo. Išgirskite, ką jums sako liaudis. Išgirskite, ką aš sakau. Gal aš klystu. Parašykite komentarą po šiuo klipu, kaip palinkėjimas seimūnam. Gal jie paskaitę susimastys. Štai detalė. Pasakykite man, prašau, seimūnai, kaip čia gaunasi? Jau 3 metus rėkiate ant Baltarusijos, kad Lietuvos pašonėje stato atominę elektrinę. Per televiziją aiškinate, kaip susirūpinę Lietuvos saugumu. Turiu jums vieną klausimą. O kodėl, kai šiukšlių deginimo elektrines stato Vilniuje ir Kaune vos keli šimtai metrų nuo gyvenamųjų namų, tylite kaip žuvis vandenį? Kodėl Lietuvoje statomų elektrinių nestabdote? Kodėl leidžiate didžiausiuose miestuose statyti taršyklas ir mūsų orą teršti? Klaipėda jau dūsta nuo uosto išmetamos smarvės. Tai dabar dar leidote Vilnių ir Kauną teršti.
Aš nesuprantu. Jums proto pritrūko elektrinė, kuri degins šiukšlės statyti 30-40 km nuo didmiesčių. Ir kaip jūs dabar eiliniam žmogui paaiškinsit, kad nėra korupcijos politikoje, savivaldybėje, kad merai nenuperkami? Paaiškinkite. Negalite? Tai ir tylėkite prieš rinkimus, žadėdami, kad rūpinsitės eiliniais žmonėmis. Ne velniai jūs nesirūpinsit. Jūs juk net neskaitote tų įstatymų ir nutarimų, kuriuos priiminėjate. Matuko įstatymas? Gerai. Po pusmečio jau blogai. Paskaitykite įdėmiai tai, už ką balsuojate. Įsijauskite, ar gerai žmonės gyvens pagal šį įstatymą. Turėkite savo poziciją ir balsuokite, o ne taip, kaip dabar pasako kažkoks vedlys, kaip balsuot, ir jūs kaip avių banda balsuojat. Pagalvokite, turėkite savo galvą ir savo nuomonę. Geriau vienas geras ir teisingas įstatymas nei 10 nebaigtų, nesuvirškintų įstatymų, kuriuos po savaitės ar mėnesio susirinkę vėl balsuojate ir keičiate. Kokia proga jums atlyginimus mokame? Ar žinote, kiek kainuoja viena Seimo narių posėdžių diena? 25 427 eurus. Taip, 25,5 tūkstančių eurų. Kosmosas. Geriau neįgaliems ar pensininkams atiduokite. Sąžinės turite. Neseniai mačiau tokį vaizdelį. Močiutė pavogė iš parduotuvės dešą ir bandė išeiti iš parduotuvės. Tačiau ją pagavo apsauginis ir ėmė rankas užsukinėti, maišelį tikrinti, viešai demonstruoti, kad pagavo vagilę. Močiutė, supratusi, kad ją pagavo, tyliai apsauginiui pasakė: negėdink manęs, sūneli. Tai va, aš dabar ir galvoju. Močiutė, pavogusi dešros už 6 eurus, turi nenusakomą gėdos už padarytą veiksmą jausmą. O visa Lietuva stebi, kaip iš jos ponai valdžioje vagia milijonus. Ir kaip matome, neturi jokios gėdos jausmo. Na ir pabaigai. Linkiu ateinančiai komandai, politikų kartai, sėkmės ir drąsos, padedant Lietuvai tapti didžia. Nepamirškite prenumeruoti mano kanalo, dalintis šiuo ir kitais vaizdo klipais. Ačiū už dėmesį.